7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tai Laura, ypač į Pirėjų, kokios nuotaikos kaip komandai? Gerai, buvom Pirėjai gal prieš 10 dienų draugiškam turnyre, tai visai sava aplinka kol kas ir ramiai ruošiamės rungtynėm, nuotaikos geros. Šiek tiek atslūgus emocijoms po paskutinių rungtynių, ką galima išmokti iš to mačo ir kokių dalykų nereikėtų kartoti? Gal tiesiog labai užstrigom puolime, buvo ir tokių gal nesusikoncentravimo klaidų, kažkur nepadarėm derinių, neišpildėm iki galo, tai tokie pagrindiniai dalykai, šiaip tikrai stengiamės, kovojom, gal ta diena buvo ne mūsų, nepataikėm, bet šiaip labai nieko blogo ten nebuvo. Prancūzės ryškia šitos dvikovos favoritės, kosminė rinktinė, kokie akcentai prieš šitą laukiančią dvikovą? Nežinau, neakcentuojam, kad jos labai favoritės ar kažkokia kosmosinė komanda, galėjo tikrai jos būti ir geresnė komanda, neturi daug žvaigždžių, tai pasidarėm kaip visada savo dalykus, kažkokią analizę ir konkretų planą ir žaisim, ar ne pirmos favoritės, tai žiūrėsim. Kaip svarbu galvoti? Kaip svarbu galvoti ne apie jas, o apie save, kad ne jos čia tokias geros, bet ir mes galim? Mes kažkaip nežiūrim ten žvaigždės, nežvaigždės, tiesiog mes nuo pirmos dienos žinom, kad mes galim čia būti, kad esam vertus ir darom savo dalykus, tikrai neakcentuojam prieš ką ten labai žaidžiam. Jo, tas pats mačas turbūt ir prieš Turkijas, jūs laimėjot prieš Turkijas, jos labai vargo su Turkijom irgi parodo, kad tikrai galima kovoti. Jo, girdėjom ir iš kitų komandų, kad nėra ten kažkas labai baisaus, tai gal prideda dar kažkiek to pasitikėjimo, bet sakau, ir taip jo netrūksta ir tikrai žinom, kad galim laimėti tas rungtynes. Tos kelios laisvos dienos pavyko, baterijas pilnai užkrauti? Jo, dar gal kažkiek sunku, ta kelionė buvo, vieną naktį neišsimiegojom, bet pailsėjom per šiandien, dar išsimiegosim šiąnakt, rytoj rytinę treniruotę ir tikrai bus pilnos baterijos. Prancūzės pirmauja pagal daug statistikos komponentų turnyre po galingo pasirodymo grupėje, jos pirmauja ir pagal tritaškius, jūs tikrai nepirmauja pagal tritaškius. Kiek svarbus bus tie taiklūs tolimi metimai prieš fiziškas varžovas? Tai labai svarbus, aišku, neakcentavom niekad, kad mes esam snaiperių komanda, bet tikrai galim pataikyti daugiau negu vieną iš 14, tai tiesiog mesim tos metimus, visos pasitikim savo metimais, tiek treneriai, tai pataikysim gerai, nepataikysim, reiks rasti kitų būdų. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.